Patranko šūviu ties Kauno pilimi norėta priminti, kad netrukus mieste prasidės gyvos istorijos festivalis Europa Napoleonas I Kaune. Mat prieš 200 metų Napoleono kariaunos persikėlimas per Nemuną anot istorikų Lietuvai rašė į pasaulio karo istorijos vadovėlius. Ta kartą mūsų šaliai suteikdamas ir gurkšnį laisvės. Napoleono daugelio klaidingai vertinamo kaip okupanto atėjimas į Lietuvą davė 6 mėnesius Lietuvos laikinosios vyriausybės darbo. Tai yra Napoleonas savo dekretu buvo įsteigęs vyriausybę, laikinąją vyriausybę Lietuvos, kuri valdė Lietuvą ir tai jau buvo valstybingumo pradžia. Tai buvo gurkšnis laisvės. Ir jeigu to gurkšnio nebūtų buvę, turbūt nebūtų buvę vėliau ir 1831 metų sukilimo, turbūt nebūtų buvę 1863 metų sukilimo ir kas be galėtų dabar pasakyti, ar be būtų buvę 1918 metų nepriklausomybės paskelbimas. Atkartojant Napoleono bei jo kariaunos persikėlimą per Nemuną, birželio 22-24 dienomis numatyta Tilžės mūšio inscenizacija. Nuo santuokoje įsikurs kareiviškos stovyklos, bus surengti ir armijų paradai. Teigiama, kad festivalyje sudalyvaus net 1000 karo istorijos rekonstruktorių iš 7 pasaulio valstybių. Tad organizatoriai žadėdami įspūdingą reginį sako girdi ir skeptikų pamąstymus, kad okupanto žygio nereikėtų atkartoti. Ir tai esą tokie samprotavimai sklinda iš kaimyninės valstybės. Mes turim labai kryptingai ir protingai dirbančią kaimyninės šalies ideologinę mašiną, kuri viską padarė, kad 2 iš 3 kauniečių lietuvių sutikti Kauno miesto gatvėje dabar pasako, kad kam čia tas renginys, mes šlovinam okupantą. Tuo tarpu kauniečiai tikina laukiantis dar vieno istorinio įvykio ir ne dėl savęs, o daugiau dėl jaunosios kartos. Gal ir būtų įdomu iš tikrųjų. Na, taip, suvaidinti viską, taip jeigu istorinis. Ta pakarto tokia istorija būtų įdomu. Būtų įdomu ir ne kiek dėl mūsų saugusio, kiek dėl tokių mažų vaikų. Nes ta prasme, irgi stovi, žiūri ir būna wow. Jų reakcija iš tikrųjų yra pati natūraliausia. Prieš 200 metų Napoleonas nusprendęs parklupdyti ant kelių Rusiją, verždamasis į jos teritoriją persikėlė per Nemuną. Anot istorikų šis Bonaparto žygis buvo vienas sėkmingiausių karybos istorijoje. Mat per 4 dienas trukusi persikėlimą nežuvo nei vienas karys, o į upę nenugarmėjo nei vienas vežimas.